Labas! Šiandien aš noriu pasidalinti keletą idėjų dėl kapų tvarkymo. Kaip tik turiu parodyti vieną pavyzdį, kaip mes padarėm tokią minimalią pertvarką, tai yra kokias pakeitėm gėles iš vienmečių į daugiametės. Ir kitas sprendimas, kurį mes padarėm, tai labai seną tokią plastikinę lentą, kurią mes anksčiau naudojam atskirimui tarp akmenėlių ir tų augalų ribos. Tai mes ją pakeitėm į naują labai fainą įrankį. Tai žiūrėkit šitą video ir to viską pamatysit, visą eilės tvarką, ką po ko mes darėm ir kaip visai tai atrodo po to. Gal ir jums kokių kils idėjų. Tai žiūrim. Taigi šiandien aš noriu papasakoti apie kapų tvarkymą. Visų pirma, galbūt kilo klausimas, tai kodėlgi mes vienmetės gėles pakeitėm į daugiametės. Tai yra todėl, kad tai visų pirma yra ekologiška. Ne tik mažiau priežiūros, nes nereikia 3 kartus per metus važiuoti ir ten jas kaitalioti, našlaitės, begonijos, ten viržiai kažkokie, bet ir dėl to, kad iš tikrųjų žemė, nesvarbu ar jinai yra jūsų kieme, ar jinai yra kapuose, jinai vis tiek gali būti tvarkoma pagal gamtos principus. Ir todėl jeigu mes auginam daugiametės gėles arba kitokius augalus daugiamečius, o net nuolat kaitaliam, kaip aš net vienam Facebooko postą rašiau, privartaujam tą žemę, vis kišam pavasarį, vasarą, rudenį, pavasarį, vasarą, rudenį, visiškai nekreipdami dėmesio, kaip ten kas atrodys ir maždaug per šventes tas, kurias reikia gerai atrodo, that's it. Tai ne, vis dėlto aš manau, kad mes turėtumėm atsižvelgti į esamą sąlygą ir pagal tai mes turėtumėm atsižvelgdami parinkti augalus ir juos taip auginti ir kapuose. Tai visų pirma sprendimas, ką aš turėjau padaryti, tai yra, turėjau pasirinkti augalus. Tam aš nuvažiavau į nedidelį prekybos centriuką, čia Vilniui, ir išsirinkau. Prieš tai aš pasiskambinau, ieškojau, googlinau. Mano kriterijai buvo, kurie buvo reikalingi mano situacijai, tai yra skurdi dirva ir absoliuti saulė. Ten tiesiog pleškantis saulė ir nėra jokių perspektyvų apie šešėlį. Ieškojau įvairių gėlių, kažkokių tai mikso, kuris galėtų žydėti pavasarį, kitos gėlės galėtų žydėti vasarą, o kitos rudenį, bet kadangi dar mano reikalavimas buvo, kad jos būtų ypatingai žemos, kad neuždengtų tikrai žemo antkapio tenais, tai aš dėl to tiesiog pasirinkau sukulentų tokį miksą, tam, kad jie patys savo tokiais mėsingais, gražiais ir spalvotais lapais galėtų sukurti visą tą grožį, kuris bus gražus iš tikrųjų ištisus metus. Tai pereinam visą eigą iš eilės. Visų pirma, aš nusipirkau tų sukulentų, išsirinkau ir susikūriau jų kompoziciją dar toje vietoje, kur aš jas pirkau. Tai yra, aš jas susidėjau jau pirkdama tam tikrų būdų, kaip jie atrodys vėliau, nusifotografavau ir žiūrėjau į tą nuotrauką, kai jau reikėjo konkrečiai sodinti tam plote, kuriam aš ir numačiau. Kitas labai svarbus pagalbininkas viso šitoj nedideliai pertvarkoj yra plastikiniai atitvarai. Anksčiau nebuvo, tada, kai šitas kapas buvo įrenginėjimas, tokių, sakytum, paprastų, bet labai gudrių priemonių ir mes buvom atitvėrę akmenukų visą tą zoną nuo tos vietos, kur augo augalai, plastikinė balta dailylentė. Iš tikrųjų, aš dar atsimenu, kai mes ten diskutavom, galvojom, su kuo mes galėtumėm tą tokį atitvarą padaryti. Ir tai yra geriausia, ką mes radom tuo metu. Tai buvo kokių 10 metų atgal. Bet dabar yra kitų sprendimų ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad galėjau gauti tuos plastikinius atitvarus ir jūs galite irgi nusipirkti Sodomanijos parduotuviai. Aš apačioj čia aprašyme įdėsiu nuorodą, kur jų galima gauti. Tas vienas atitvaras nekainuoja 1 euro. Šitoj kompozicijoje man jų reikėjo 2 ir truputėlį 3. Ir tokiu būdu labai estetiškai, labai gražiai, labai tvarkingai ir labai nebrangiai aš atskiriu tą akmenėlių zoną nuo augalų zonos. Tobulas sprendimas. Sakyčiau, kieme irgi galima būtų tuos naudoti, bet kapuose tai buvo tikrai išeitis. Gaila, kad nebuvo tokių dalykų anksčiau.
Na štai dabar kapai atrodo tvarkingai, estetiškai, o sukulentai atrodo tarsi tenais visada buvę. Tarsi savo vietai. Iš tikrųjų, su laiku jie dar truputėlį suaugs į vieną bendrą gražų, žalės, tokiais bordiniais kilimą. Ir tuščių vietų tarp jų jau nebebus. Na štai, aš tikiuosi, kad keletas šitų idėjų buvo įdomios ir naudingos ir jums, ir galbūt kažką jūs panaudosite. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko šitas video, spauskit like ir prenumeruokit, kad gautumėt iš mūsų naujienų ir daugiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis. Ate.